Labas visiems. Šiandieną pas mane, tiksliau aš pas savo seną kolegą, ne toks jis ir senas išleido, kaip sakyčiau, vienas jaunesnių. Tai va, susitikom ne taip ir ilgai nesimatę, ne po tokios didelės pertraukos, bet susitikom dar vienai eiliniai misijai, kuri tikiuosi, kad bus pakankamai įdomi. Nepristačiau savo bičiulio, tai bičiulis pats prisistatys. Karolis bus, jo. Nu jo, mes šiaip šitoj kultūrai mažai vardais prisistatom, bet sakė, šį kartą galima. Per daug nerodysim čia tų važiavimo lokacijų ir visą kitą. Po to parodysim daugiau vaizdo iš lokacijos pačios. Parodysim šiek tiek, kaip ką su Karoliu nuveiksim. Tikiuosi, kad nuveiksim, kad nebus jokių kažkokių ekscesų, dar kažko. Pafilmuosiu per tą laiką geriau ir senelį šaltį, kol čia negalima rodyti, kur važiuojam. Kvepėjo kažkada įsivaizduoju. Nu tai va, prieš iki kalėdų kvepėjo, dabar nebekvepė. Tai va, šventės baigėsi. Tai va, tai šitų... Ką Karolį gavai dovanų? Gavau iš tikrųjų labai temą Banksy knygą. Banksy knygą? Banksy knygą. Ok, čia buvo filmas Exit through the Gift Shop, o knyga turbūt šiek tiek vadinasi, ne? Žinok, dabar jau taip ir nepasakysiu, nes neteko dėl laiko stokos jos pavardyti normaliai. Bet užteko laiko atvažiuoti čia, ne? Užteko laiko, nes labai ilgai planavom ir vis nukėlėm ir nesigavo. Tai šitas daiktas mums nesigavo, palaukite, šitas daiktas mums nesigavo metus turbūt, kaip jūs galvoju. Turbūt maždaug, jo. Nes prieš tai mes kaip ir judėjom biškį, čia blogas kelias, manau, bus. Tai va, tai žodžiu, važiuojame kažkokią dykynę, jokių intro kol kas nedarom, gal ir nebuvo galima, kuris znait, tai važiuosim. Tai va, kas tu knygą padovanojo? Sesė. Sesė knygą padovanojo? Jo, iš tikrųjų žiauriai nustebino. Geras. Linkėjimai sesiai. Linkėjimai sesiai. Va. Nes tikrai dovana į temą biškį tave pabūstina jaučiu pagreitint reikalus ir atvažiuoti iki senų kolegų. Visiškai tiksliai. Aš žiūrėkit, koks rūkas, kamera biškį neperduoda, nu bent anyway, ta prasme. Gal netgi kaip tik priduos kažkokio tai vaibo visai šitai kelionei, gal priduos kažkokio vaibo, aš tikiuosi. Nors seni bičiuliai, mums romantikos ir taip užtenka, mes ir taip padarysim vėliau šiokį tokią apžvalgą mūsų bičiulystės. Aš manau, čia jūs skipinsit jau tą intro, nes niekam neįdomu, ne, visi nori pamatyti actioną. Veiksmą. Jo, dar veiksmo sceną. Nufilmuosim pas Karolį, va, elniukas. O čia dukra papuošė prieš kelionę. Dukra papuošė? Jo, sakau, klijuok man ant sėkmės. Va, nu tai sėkmės turi būti, dabar jau taip negali būti. Jeigu ratą nepamesim. Dangaus karalystė. Mes vis dar kažkur raulinam. Nematei filmo Dangaus karalystė? Dangaus karalystė, ne, jo, apie ką? Labai senas. Žiedų valdovo kūrėjų tipo. Ne? Seniai, kaip? Fantastinis. Rekomenduoju pažiūrėti? Žinoma. Ok, va, wow, fuck. Bet čia jau labai atsargiai, nes čia bus tokių kloščių, kurios bus, va, matai, jo. Kraterių tokių. Žodžiu, vis tiek įvest kažkiek kontekstą reikia. Šaika, tai mes važiuojame vieną iš Lietuvoje įsikūrusių rusų laikų raketinių bazių. Biškis Laulian, manau. Ne pirmą kartą, bet su Karoliu jaučiu pirmą. Jo, pirmą kartą. Tai va, ir galvojam biškį čia kažką nuveikti. Tai yra ir didesnių planų, čia šiaip iš tos bazės nelabai daug reikalų belikė. Va, bet mes ir jo šiek tiek parodysim. Atvažiuodavo jaunimas čia padriftint. Mes to nedarysim, mes tvarkingi žmonės. Lauk. Šiukšlynas. Atvažiavom su Karoliu, nesakau aš kol kas, kaip Karolis vadinasi, nes yra vienas iš labiausiai prolific writers in Lithuania. Labiausiai ieškomų most wanted, jo. Atvažiavom tokią huinę. Nežinau, not much left, akivaizdžiai, bet užeisim pasižiūrėti. Šitoj vietoj kaip ir nelabai būta.
Ne pati jaukiausia vieta. Ne, tai normaliai kaip namas. Jo, mes ne praeitie žvalgas, bet tipo, ne čia reiktų šviesti. Praeitie žvalgas yra išmatavęs šitų vietų radiaciją prieš kelis metus, tai jinai šiek tiek viršė ribą, bet nedaug. Tai va, tai bet normalu, nes čia turėjo būti laikomos kažkokios, patikslinsiu, gal R12 ar panašios galvutės karinės. Kaip jas vadinamos, Karli? Kas? Tos galvutės, gal tu žinai. Aš irgi nežinau. Dabar nepasakysiu, žinau. Sveiki, netrukdome šiandien. Čia būtų galima horror movie šaudyti, bet manau mes varysim į kitą angarą. Šitam nėra labai įdomu, iš tikrųjų, ne? Turim čia dar šiokio tokio Pripetės vaibo. Ne todėl gal, kad radiacija, ne todėl, kad taip išdaužyta, bet nežinau, kažkas čia tokio yra, man taip atrodo. Čia turbūt ir nebuvom. Negaliu papasakot, neturiu knowledge apie visą šitą reikalą, bet va čia jau žmonės padirbėja. Čia viskų reikalų turim, viskų lentelį prikabinėta, what the fuck. O, mes turim spatuką kažkokį. Pažiūrėt? Einam pažiūrėt. Ritmo. What? Ar ne ritmo? Me. Ritmo tagas? Blet, kad taip išsilaikytų? Gal ir ne. Tai žinai, ką mes turim? Mes turim visiškai peršlapusi paviršių. Nu, blet, nėra, kad visiškai, bet smarkiai. Kas, šlapia ar drėgna? Nu, toks šlapokas, man atrodo, biški. Nu, čia visiškai pizda. Feno nepasiemi? Feno nepasiemi? Ne, bleu, aš šiaip šukos nepasidariau. Plaukus susirišau ir viską. Čia turim viduj tokį vaizdelį. Negazdinsi čia jūsų, jokių jump screenų nieko nedarysiu. Jump kažkūdų. Bet gal, manau, nereikia, nors galima būtų easily. Žodžiu, čia viskas išdegė yra šitoje situacijoje, šitam viduj. Ir dabar uždėsiu ant ekraną, čia išmatuotas irgi buvo radiacijos rodmuo. Man atrodo, buvo 0,14. Nu, tai toks tipo, kaip viena rimtesnė kompiuterinė tomografija. Nu, jeigu mano žinias leidžia, kiek leidžia žinoti. Tai va, varom toliau. Va tokį turim postapokaliptinį, surrealistinį vaizdelį. Nu, čia, žinokit, rūkas iš tikrųjų. Dėl to tai balta atrodo, tai va, bet vieta tokia plius minus. Nėra labai kažkokia jauki. Bet ne visą laiką to jaukumo reikia ir ne visą laiką jo ieškom. Čia spalvų biškį turim. Kažkiek išsilaikė. Karolis dairosi spoto. Nu jo, čia su spoto. Atvažiavom tokią biškiniūrą, lietingą dieną. Bet ne tik vien dėl paspalvojimo, bet ir dėl paeksplorinimo. Bet mes turim gruodžio galą. Turim +5, tai nėra tai blogai, ne? Jo, gruodžio galas +5 ir pažiūrėkit, kaip balta. Atsimenu aš laiką, kai buvo -15 ir mes veikiam tą patį. Nu va tenais, va tas angaras. Užversta medžiais. Užversta šiukšliam. Ir ten panašu nėra, tai permerkė. Na ne, kažką rasim vis tiek, ne? Nu va, toks va. Nežinau, gal aš per daug dokumentikų pasižiūrėjęs. Ir Pripetį labai senai buvęs. Man kažkodėl vaibas toksai va, toks keliukas, kuris veda kažkur nuo reaktoriaus į miestą. Į Pripetės miestą, ne? Į Pripetės miestą, ja. Tai va. Įsivaizduoju, kiek ten spotų. Jo, ten spotų labai daug. Trigger beam comes on and you pick up, you want to walk the 38.
shot in the helmet and I ain't feel a thing. Soul cracked to my mama and I ain't feel ashamed. You niggas talking like killers but won't kill a thing. Might go to the nigga's shoulder just to steal his chain. I'll be the first one blaming the shot. It's like the juice when Raheem gave the hammer the pop. Watch how I stand in the spot. Put the grams in the pot. Flip it twice, might take my bitch to a land of the shot. Patirtis metai. Metai savo daro, ne? Naked lady stamped in the blocks. Woo! Ain't nothing about me weak, nigga. Wig shot, I left that spittle in the week, nigga. I'm just here to get the safe from you. If I don't get it, then I'ma just take the bone out your face from you. Them fuck niggas in the hood, they'll fake love you. Next thing you know, they in your bushes trying to wait for you. You got pussy in your heart, homie, I can't trust you. You lose a part on your body when the K cut you. I say fuck you, nigga. I might drop you from the top of your projects, they'll have to scrape up. Big Dutch and the dick suck what I wake up to. Fifth up when the shit buck, it'll break up you. Griselda nigga, that's the set. Clap the tech, savages crash and rest. Snatch the baby out the bassinet. Freestyle. Tikrai įsigandau I seniai. don't fuck with a nigga if we ain't been cool. I ain't got shit for a nigga but Mac 10 wounds. I spit the illest shit, I vision it before I even pen them sentences. I close my eyes and the pen move. Yeah, I see you niggas in your thin jewels. Don't make me show up to your show with like 10 goons. Light up the sour and inhale it twice. A little savage hit a nigga and it smell it twice. Shut up the scene on his pedal right. His strap hanging around his neck using the strings from his yellow nights. Niggas went from selling white to melon kites. I'm putting on so when they home I can set them right. Who you playing with, homie? We ain't the same. You a lame. Get the fuck up out of my lane. You know the name. You say you got guns, it ain't a thing. I will aim. I keep Max around me like Wayne, motherfucker. First off, work out outside, come back inside. If we get you a little fever, then take you down to Arizona. You hear my man Rico, he pulling up on you with at least 4 to 7 E. coli's. Take those. Tai ne balandžiai. Tied up by the hoof, swing on the hook. Your horse ain't on the hook, you're being cooked. Proceed and push, off in that plush European truck. I'm peeing in your cup, my G is seasoning the duck. I popped up, your feathers got plucked, your peacock jump. Get a cheap diamond G-Shock up. Your marble at was under the starter cap. Hard to rap, bitch stay in pocket like a quarterback. Thoughts were stacked before the snap. I got the bomb like I caught the pass. Then I enjoy a high oil bath. Round of applause. Friday.
cool. Ромка, Дежота, ką jūs? Jo. Jūs ką? Черномазые шлюхи заебали громко врубать музыку. И хорошо так говорите, они пуэрториканки, миссис Коннор. Я вежливо попросила сделать потише. А они послали меня нахуй. Спустя 3 года войны воевать без Лагутина — это сильно. 2024 мы даже в глаза не видели Крыма. Посылание мобилизации заберет твою дружину. Маша живет вместе с Карнаухом и не платит за квартиру. Синие мигалки, также синий иней. Чтоб взять у нас интервью, вы разрешение попросили. ГУР, Головное управление розвідки, держава Украина. Охуевшие генералы со штабов говорят, а что так можно было? Можно или нельзя, за границу съебались мои друзья. Они кричали отомстят за мертвых братьев, но не сделали нихуя. Украина отказывается от советского, но по-прежнему ХХ. СБУ ищет меня, умоляет служить у себя. Я на войне, все как всегда, кому надо, тот меня найдет. Не выхожу на улицу никогда, если не взял с собой глок. Редко бываю на базе, на задачах ночи Чао, смогу. Мы ей играли в футбол, заметали двор, отпускали на выходные домой. Был лютый прикол, хотели отправиться штурмовиками переплывать Оскол. Ахахалол, как подумай, рука воевала, файн до сих пор нол. Нам набирал Кирилл Алексеев, просил подарить ее в музей Гурмов. Посмотри на меня, мне постоянно похуй нахуй. В Бахмуте бахал, Кадырова трахал. Тебе нас не догнать. Ты черепаха, Леонидович, вези быстрей по Киеву на своем бронированном Прадо. Двигаемся как надо, со скоростью гепарда. Я вижу не воевавших лохов, не стою с ними рядом. Мне мама не разрешает, братва, и моя посада. Всех, кто бухает в клубах, хуесосы, но вы давно знаете правду. Все было хорошо, пока было, прилетел кап, тебя убило. Одной строчкой хахла смыло, после Нордивижн мой руки с мылом. Я такой тип невыносимый, могу захуярить за спасибо. Слушать твое бабское нытье просто, блядь, невыносимо. Бахмут, Мариуполь, Нагасаки, Хиросима. Выглядят все вместе, как после ядерного взрыва. Добавьте в гимн Украины, хохлы это тупо дебилы. Хотят не воевать, но хотят, чтобы мы победили. Only Wars горіли, я з Белікам родина. Моя найкраща Рима, нескорима Україна.
Україна моя рідна, для мене як дитина. Живи навіки вічні, прекрасна і сильна. Україна понад усе. Я обмотался взрывчаткой, еду на черепа псе. Прямо в туапсе с одной мыслью разнести нахуй там усе. Слышь, скажи своей козе, она не воюет, а фоткается с оружием, как все на полигоне. Она тупо позерша и все. АБВГД, железяку вертим нахуе. Не рожден в СССР, серп и молот, я берсерк. Нордивижн, самый отчаянный украинский революционер. В любой день любых недель мы тебя выебем, поверь. Это дрифстайл, мне делать нехуй, я себе глаз взорвал. Хотел получить автограф, послали нахуй. Не то, о чем ты мечтал. Нордивижн выжигает, как в 60-х во Вьетнаме напалм. Какая разница, какое у тебя оружие, если смелость кто-то забрал. Я забыл таблетки выпить, 4-5-0 кричу. Pro ir pamačiau, kad Šviesa dega namelį. šviesa dega kažkokia. Žiūriu, kažkas čia labai papaišė neblogai. Neblogai papaišė? Neblogai visai. Aš tai policiją iškviečiu. Len galvoju, nieko čia paaišėti. Ai, Nes aš manau, ir jūs prisidėkit prie policijos. prisidėti prie policijos. Jo. Būt policijos rėmėjų. Ne, tiesiog iškvies policiją ten. Ai, nu tai gerai, tada reikia iškviesti policiją. vienas, du, rašykit, Taip, taip. Kur čia tie kontaktai? Vienas, du. Undercover cop. Kažkur jūs atspėjote? Tai viskas skambina policijai. Nu, esi. Viskas. Ačiū už gerą laiką. Мой автограф хочет идти на Кароль, но я не ношу с собой маркер. Нордивижн, национальный герой, Человек-паук, Питер Паркер. Я прошу вас, не злите Петрика, а то нам придется позвонить Раве. Если у меня есть проблемы, я не ною, я их решаю. Твоя шалава не шарит, какое зелье мы варим. У нее нет мозгов, она пропила их в чебаре. То, что сказано между нами, останется между нами. Я этот куплет читаю, Дима Динамо меня охраняет. Меня не остановит смерть косой, на могиле напишите, я понял все. Я думал, ой-ой-ой-ой-ой, когда в Авдеевке застрелил 3 прошлой зимой, 2 прошлой весной, 4 позапрошлой весной. Все девочки хотят от меня любви, а я 24/7 занят войной. 3-очковый я Леброн, сейчас будет прикол, это стиль называю дурдом. Долбоёб разрядил это флоу в ноль, у нас по Старлинку пошел сбой. Из тебя пиджачок охуенный, несомненно, но военный никакой. Молодого называют молодым, да потому что он, блядь, молодой. Ką čia darai? Maitinu. Maitini... Iš šalto. Это Ferrari? Это Maserati. Gerai, kad miške nesibaigė, ne? Baigęs kuras? Būtų smagu buvę. Kur mes einam? Mes einam užkasti arba užkasti. Ką kasim? Nežinau. To jūs visus? Dėk kirti kur nori. To jūs visus kasim? To jie save patys užsikas, žinai. Ką? To jie patys save užsikas. Figūrėką einam? Tie toji, jo. O, nenupistų mašiną. Tai mes eisim per perę kaip kultūringi žmonės. Mes kultūringi? Tai aišku. Tai kažkas susapnavai seniau. Good boys. Good boys. Kokia jūsų nuomonė? Apie ką? Apie viską. Apie viską? Vakare apie viską reikia nuomonę. Labai skanios sultys labai. Apie viską reikia vakare nuomonę turėti. Kaip nuomonė apie mūsų šiandieną spotą. Man atrodo, planas pavyko, ne? Planas? Planas. Planas pavyko. Man atrodo, irgi pavyko. Pažiūrėsim, kas gausi. Jo. Jeigu dieną lapės įvertins gerai atėjo. Tie balandžiai, ne? Biškai tie balandžiai friki buvo, ne? Aš krypė. Pagalvojau, kad ten ne balandžiai. Aš pradžioje nežinau. Mes mano pripratom prie tų garsų. Galėtų žmogų turbūt pjauti. Jau paskui aš kalbinti juos pradėjau. Žmogų pjauti, pradžioje baisu patažnai. Pripranta, ne? Ir šunys kariami pripranta. Nu, tos, tipo, nejauku, bet nėra ko norėti, žinai, ten radiacijos privalgėje. Dabar bicepsai užaugs, ne, nuo radiacijos. Pas tavęs dabar taip užaugė. Kitą kartą imsim dozimetrą, eisim skaičiuosim, kiek ten yra tos radiacijos, kračiai. Skaičiuosim, kiek viršė, ne? Einam į salę, kažką veikiam dešinį. Ne baklavanas. Ačiū. Skanausų. Šiaip yra toks fetišas, kai atvažiuoja grafikorai į važiuoja. Visą tai iš karto skaičiuoja. Aš pastebėjau, tu mėgsti, ne? Į burną įlysti. Viskas
Ciklinį laužą. Esam tradicijas, Įkainos prisideda pėl. Manau. Tai va, kai pradėjau filmuoti, Karolis vos nenusuko nuo kelio. Aš susijaudinau labai. Tai aš atsargiai reikia. Susitikom vėl mes su Karoliu, aną kartą po raketinių labai gavom daug radiacijos, nežinau kas ten gavos ir išvažiavom. Man tai raumenys augt pradėjo. Va, Karoliui raumenys pradėjo augt. Visiškai. Tai va, šitą pipinsim turbūt, nes Karolio žmona po to matys ir nebus patenkinta. Tai va, tai vieną kartą šiaip nebaigėm savo serijos, žinai, pabuvom, labai gerai patūsinom, viskas fainai, tai kažkaip labai greitai sutemo. Tai šiandieną dar susibėgom, geras oras ir šiandieną turim žiemą visišką, bet važinėjom ir tikrai po nuostabią šalį Lietuvą, vietos fantastiškos, žiūrim spotų, ieškom, šiek tiek jau radom, ne? Jo, truputį padarėm, jo, padarėm. Apšilimą. Jo, tokį apšilimą, warm-upinomės, padarėm, pasipininom, kaip sakyt, užsipininom fiziniu būdu iš tos spotus, kur tikrai norėsim vėl padaryti. Tai nieks labai netrekinkit toliau mūsų veiklų, bet nežinot, kada mes tai darysim. Bet jeigu darysim, tai tikrai ne falus piešim, o gerus pysus padarysim, ne, kolega? Jo, bandysim ko geriau. Tai va, ir dabar dar važinėjom po apylinkės, iš tikrųjų labai gražus oras, turim -4, bet čia dar nemaišo mum kažką veikti. Tai va, vietos fantastiškos iš tikrųjų, po šventinis, po naujametinis periodas, tokia gamta dar neaišku, kas su ją yra, nei atgyjus, nei mėganti. Dar greičiausiai mėganti, gal tik beeinanti, nes tik tai vakar pasnygo normaliai. Ir abejojam, ar kažkas gausis, bet kadangi esam seni vilkai, seni laivų bomberiai, tai mums nesvarbu, tai sakom, varom ir viskas, tai taip ir padarėm, žinai. Kai bus, tai bus. Kai bus, tai bus, jo. Čia kurodžiau. Pėdas tai garsą neįrašinėja, žinokit. Kaip tu, blėt, išjungiai tą garsą? Ką? Kodėl tu išjungiai garsą? Nežinau, bet ką mes sakėm, kad lapė čia buvo? Nu tai buvo lapė, tai dabar tavarsime, kad... Blėt, iš naujo viską. Čia buvo lapė, va. Reportažą dabar daryti iš naujo. Šitos fotė buvo lapė, va čia. Mes norėjom čia varyti spalvot, bet čia lapė atvarė. Graži lapė, blėt, su tokia pūsta uodega. Zoologijos sode tokios nepamatysi. Ir tok viskas. Ir žiauriai greitai temsta, mes turim laiko iki 4:30, nes bus po to tamsa. Ir karočią, ką pasakiau aš tai per pusę valandos, pasakiau dabar per pusę minutės. Na, viskas gerai gavos, geriau negu nieko. Tai va, tai tik norim parodyti, kad aš bandžiau ten nufilmuoti, bet negreit pabėgo, jinai greitesnė už mus. Tai va čia va pėdas visur. Buvo patelė. Ir mes dar apkalbėjom. Manau, čia ne tik lapių rastume. Apkalbėjom su Karoliu, sakom, ar jos plėšrios, tipo, aš kiek žinau, žmonių nelabai puola, bet gal ir puola, jeigu alkanas, ką gali žinoti. Aš tai sakau, kad puola. Ar bus žaistos. Bet parašykit komentarę, ar puola lapė žmonės ar ne. Parašykit komentarę, jo, kas jau buvo užpulti ir kaip jau baigėsi. Ar lapė, ar jūs laimėjot, blėt. Ir aš dabar laukiu, realiai, aš sakau. Aš noriu kaip ir kad jinai išlystų. Aš noriu, kad jinai užpultų, ne? Aš vis tiek filmuoju, iš tikrųjų. O čia kaip jūs žinot, cameraman never die. Blemba, jo, tai reiškia mane puls. Yra bičias, kurį galimai gali paragauti. Ne, mes taip nedaromės. Bėgtumėm su lasdom atgal. Radiacijos iš tikrųjų man užaugę raumenys, aš tą lapę... Tai mes po spoto... Aš nujungsiu tą lapę, man. Po spoto, kai pradėjom daryti tą radiacijos visam reikalėtam, raketiniai, tai turim dabar radiacijos nemažai, tai aš manau, tą lapę tikrai pajuto. Ir jinai sako, nahui, nereikia net prasidėti, geriau aš varau. Ten kokį kaulą sugraušiu, bet su šitais dviem debilais tikrai neverta, blėt, kur važinėja paišyti, karočią.
Been in the works for a long time. Candy to blow your mind.
Ką veikiam mes čia? Ponas, kodėl pimpalus piešia?